Kūčių naktį kalbantys gyvūnai nėra mieli kaip pasakoje. Sakoma, kad jei kalba, tai pranašauja šeimininko mirtį. Pasak etnologo Juozo Kudirkos, visoje Lietuvoje gausu tokių istorijų. Žmogus pasislėpęs klausosi, ką kūčių naktį tvarte kalba gyvuliai. Ir išgirsta, kaip arklys skundžiasi, kad rytoj jam teks vilkti sunkų šeimininko karstą į bažnyčią. Arba kiaulė žviegia, kad gyventi liko nedaug, nes jau tuoj ją pjaus šeimininko laidotuvėms. Tai išgirdę žmonės taip susijaudina, kad išties kitą rytą juos randa jau sustingusius. Bet geriausia istorija man yra ši. Miegojo arklidėje vaikis ir girdėjo, kaip vienas arklys kitam sako: Ėskim, reikės rytoj sunkų vežimą tempti, nes mūsų Jonas iškas lobį ir įvers į vežimą maišą pinigų. Kitas jam sako: Gerai, kad netoli, iš poje pušies, kur darže yra. Kitą dieną nuėjo vaikis į tą vietą ir rado ten lobį. Pamatė šeimininkas ir paklausė, iš kur jis sužinojo, kur lobis. Jonas atpasakojo arklių žodžius. Kitais metais per kūčias šeimininkas nuėjo klausytis, ką šnekės arkliai. Ir išgirdo, kaip vienas pasakė: Ėskim, reikės rytoj sunkiai traukti. Kai numirs mūsų šeimininkas, vešim jį į kapus. Parėjo šeimininkas į trobą, atsigulė ir mirė.